mieste ar mūsų pasaulis galbūt jis yra tiesiog energija, galaktikos, jos juda, argi jos nėra tiesiog energija, galbūt netgi iš galaktikų, jeigu jos kosmoso platybėje išsidėsčiusios viena kitos arti, gali būti suformuoti netgi žodžiai, raidės iš minėtų galaktikų. Ir ar visa tai, jeigu tai juda, ar tai nėra tiesiog energija? Galaktikos juk yra judančios ir jos gali judėti viena link kitos. Dėl to ir gali tai būti, jog iš galaktikų gali būti suformuota kosmoso platybėse netgi jūsų vardas, pavardė, jūsų tikėjimas ar netgi įvairūs dvasiniai ženklai. Ir visa tai juda, tada argi tai nėra tiesiog energija? Galaktikų gali būti tiek, kiek jūs galite jų sugalvoti, ir visos jos kosmoso platybėje yra tiesiog judantis kosmoso objektai. Jeigu jie juda aplink savo ašį, kaip ir mūsų planeta, taigi ar tie kosminiai objektai su mūsų planeta, ar jie nėra tiesiog energija?
žvaigždynai taip pat yra judantis ir jei jie juda, argi jie nėra tiesiog energija. Jūs esate tobula, absoliuti, neribota, nepaliesta sąmonė. Ir besisukančios galaktikos tai yra energija, nes dėl ko dar jos galėtų suktis. Kaip ir visatos, jos juda tokiu pačiu principu kaip ir žvaigždės. Ir koks jų skaičius bebūtų, jos tai yra energija. Gali būti įvairus skaičius, ar jų milijonas, ar 50 milijonų, jos visatos pulsuoja tokiu pačiu principu kaip ir žvaigždės, iš vidaus į išorę, ir dėl to jų pulsavimo jos yra energija. Gali būti netgi skaičius dar didesnis, toks, kokį galite priimti, ir visos šios planetos, galaktikos ir visatos yra judantis kosmoso objektai, o jeigu jie yra judantis, reiškia, jie yra tiesiog energija, kaip ir mūsų planeta, kuri yra besisukanti aplink savo ašį, reiškia, jie yra tiesiog energija. Nuo šio taško suvokimo, jog mūsų planeta yra tiesiog energija, reikia kilti aukštyn į suvokimą, jog visos Saulės sistemos, kurių yra maksimalus skaičius, kokį galite suvokti, jeigu jos yra judančios, besisukančios minėtos Saulės sistemos, reiškia, jos yra tiesiog energija, kaip suvokiamas jų judėjimas, taip, jog
mūsų vadinamos saulės juda iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę, o tolimesnės jų dalis sukasi aplink savo ašį ir tai yra tiesiog judėjimas ir šis judėjimas pateikia tokį suvokimą, jog visos minėtos Saulės sistemos tėra tiesiog maksimalus jų skaičius, tėra tiesiog energijos. Energija. Mėnuliai taip pat yra besisukantis kosmoso objektai ir jie tėra tiesiog energija dėl to, jog jie sukasi, skrieja savo orbitomis, o jeigu jie skrieja savo orbitomis ir sukasi tuo pačiu momentu dar aplink savo ašį, argi tai nerodo, jog jie yra tiesiog energija. Mėnuliai ar palydovai planetų, tas pats principas, visi judantis kosmoso objektai yra tiesiog energija vien dėl to, jog jie yra visada judantis. Kometos taip pat yra skriejantis, judantis kosmoso objektai ir jos yra kai kurios netgi degančios, skirtingų spalvų, gali būti spalvų paletė suvokiama netgi iki maksimalaus skaičiaus ir visos jos yra judančios, dėl to jos yra tiesiog minėtos kometos, tiesiog energija. Asteroidai taip pat sukasi aplink savo ašį, kaip ir juda kometos ir jie taip pat yra tiesiog energija. Asteroidų skaičius gali būti suvoktas maksimalus, jie taip pat gali būti skirtingų spalvų
gali būti maksimali paletė, maksimalus skaičius, ar jie, kadangi yra judantis, yra suvokiami kaip tiesiog energija. Žvaigždės taip pat gali būti įvairių spalvų. Kiekvienos spalvos žvaigždynas gali būti suvoktas maksimaliu skaičiumi ir visi šie žvaigždynai tai yra tiesiog energija, dėl to, jog jie yra judantis kosmoso objektai, kaip ir mūsų planeta gali būti suvokta dėl to, jog jie juda kaip energija. Žvaigždės sudarančios kosminės formas ir yra žvaigždynai, o jie yra judantis, juos sudarančios žvaigždės yra pulsuojančios iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę. Dėl to visi šie žvaigždynai ir yra tiesiog energija. Kaip ir netgi visų spalvų. Planetos, tolimesnės planetos yra kaip ir mūsų planeta, yra vadinama Žeme, taip ir tolimesnės planetos turi pavadinimus ir jų pavadinimai gali būti visų tokių žodžių, kokius mes žinome savo planetoje, o mūsų planeta yra judanti, dėl to ji yra tiesiog energija. Ir tos tolimesnės planetos, jos taip pat yra judančios, dėl to jos yra tiesiog energija. Judančios, skriejančios planetos, besisukančios aplink savo ašį,
yra tiesiog energija. Dėl to, jog jos sukasi aplink savo ašį. Argi kai skrendate lėktuvu, nepastebite, kaip sukasi jūsų planeta? Ir jeigu pastebėjote, eikite į gilesnį suvokimą į kosminės platybės, kuriuose galite suvokti ir tai, jog juda visa Saulės sistema. Netgi kai pašokate nuo Žemės, galite pastebėti judančią planetą po jumis ir judantį Mėnulį. Ir visas šis darinys, mūsų planeta su jos palydovu Mėnuliu, yra suvokiama kaip energija, dėl to, jog jie yra judantis. Nejaugi išmestą į orą akmenį pradėsite laikyti savo kompiuteriu. Akmuo sukasi, reiškia jis yra energija, dėl to nelaikykite ir savo planetos materija, nes ji nėra materija. Jan įlipus į bet kokį lėktuvo reisą, lėktuvui tik pakilus galima išvysti, jog planeta, kurioje jūs gyvenate, žaidėte ir augote, pavirto į energiją. Ir nereikia to gėdytis, o reikia šį suvokimą lavinti į tolimesnes fazes ir gali jums padėti kosmoso transliacijų stebėjimas. Ir išvis nėra net jūs turite priimti šį suvokimą kaip savo individualų prašvitimą. Nes jūs iš tiesų esate prašvitusi neribota tobuli universali sąmonė, o ne materijos objektas, kuriuo save laikote. Dėl to
Siūlau jums stebėti kosmoso transliacijas, jos taip pat padeda ir kosmosas su visais savo objektais yra suvokiamas kaip energija. Dėl to, jog visos jo dalis yra judančios. Kai suvokiama Žemė kaip energija, galite atskleisti ir tai, jog kada jūs skridote lėktuvu ir laikėte save kažkokiu objektu, pasikeitė į tai, jog seniau nepastebėjote, jog jūs buvote sujungti su visais jūs supančiais aplinkiniais. O kai pakilote lėktuvu ir pastebėjote, jog planeta sukasi aplink savo ašį ir per energiją, jums atsiskleidžia ir panorama to, jog jūs esate sujungti su visais tobulais nekintančiais meilės ryšiais. Vien dėl to, jog jūs skridote lėktuvu. Ir tai yra vadinama prašvitimu. Jūs tiesiog tapote prašvitusiu. Ir kaip mes visi esame sujungti nedingdomais meilės ryšiais, taip ir planetos yra sujungtos ir taip ir mes esame sujungti vienas su kitu neblėstančia meile. Argi besisukanti galaktika nėra tiesiog energija? Argi besisukančios galaktikos nėra tiesiog energija? Argi besisukančios galaktikos su visatomis nėra tiesiog energija? Ačiū, jog buvote su manimi. Linkiu jums sėkmės. Duodu jums rasą, dasą ir dikšą. Iki pasimatymo, susitiksime. Namaste.